klystame, nenoriu teisinti, kad nebuvo koks aštresnis gal išsireiškimas panaudotas laidose, bet aš tas humoro ir satyros laidas visada žiūriu, kai stebiu tiesioginį Seimo posėdžio transliavimą. Arba kai klausausi, kokia tauta yra šunauja, runkeliai, arba ten kagabinas, knibždėlinas, batiniai, arba dar ten batinukai ir taip toliau, visokius pravardžiavimus. Tai manau, kad bendras kultūrinis lygis taip pat reikalauja mūsų dėmesio, kad mes pagarbiau ir kultūringiau bendrautume. Dėkoju kiekvienam asmeniškai Lietuvos Respublikos piliečiui, ypatingai tiems, kurie balsavo 1992 m. spalio 25 d. už Lietuvos Respublikos konstituciją, kurie paaukos iš savo, kad ir varganų pensijų, arba nedidelio minimalaus uždarbio, nors 10 eurų, kad išlaikytume visuomenėje skambantį laisvą tiesos ir teisingumo žodį.